Klaipėdoje išrinktas geriausių šių metų uostamiesčio sportininkų dešimtukas, kurio viršūnėje įsitaisė sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas. Šių metų Europos čempionato bronzos medalio laimėtojas po metų pertraukos susigrąžino geriausiojo titulą, antrojoje vietoje palikęs praėjusiais metais Ramūną aplenkusią lengvą atletę, Pekino olimpiadoje 100 metrų bėgime 14 vietą užėmusią Liną Grinčikaitę. Pastaroji šiais metais tapo Europos jaunimo iki 23 metų čempionato nugalėtoja. Pastarąjį dešimtmetį 6 kartą geriausiojų išrinktas Ramūnas Vyšniauskas džiaugiasi praėjusiu sezonu, nepaisant nenumatytų kliūčių pasaulio čempionate, kai negalėjo startuoti dėl pakilusios temperatūros. Tiek vilčių įdėta, tiek ruoštasi, tiek mano asmeniškai įdėta jėgų, bet reikia mokėti džiaugtis, ką turim. Visą laiką norim daugiau. Aš pats irgi visą laiką esu maksimalistas. Bet kai susumuoja rezultatų šių metų, 3 Lietuvos rekordai gan įspūdingi, Europos čempionatas, pakilimas po nesėkmių olimpiadoj, aš manau viskas labai gerai. Aš džiaugiuosi šiais metais. Aišku, pasaulio čempionate būčiau sustartavęs gerai, tai iš vis būtų super buvę metai. Beje, praėjusiais metais, kai pirmoji vieta rinkimuose buvo skirta Linai Grinčikaitei, Klaipėdos sunkiaatlečiai apdovanojimų šventę ignoravo. Geriausia Klaipėdos komanda pripažinta Europos čempionė, pasaulio vicečempionė sportinių šokių kolektyvas Žuvėdra. 3 komandos susirikiavusios, kurios šiandien vertos garsiausių jūsų plojimo.